Čia yra mūsų vaikų kambarys, padaryta iš ąžuolo masyvo. Ir būtent lovos, jeigu matote, gražiai suklijuota. Čia viskas gražiai užapmalinta, čia irgi užapmalinta, nuostabiai padaryta. Čia yra atlošas, tarpas šioks toks ir irgi jisai nėra visai tiesiai, jisai šiek tiek yra pakreiptas, kad būtų patogu sėdėti pasidėjus pagalvę. Vienareikšmiškai man yra tai geriau, nes visa tai, kas yra medžiaga ir medžiaga, kuri sunkiai skalbėsi, valosi ir taip toliau, yra iš tikrųjų sudėtinga man. Nes ir dulkės kaupiasi, tai yra tikrai daug lengviau tokia lova. Jeigu būtų įdomu sužinoti šitos lovos kainą, tai čia yra 1,20 m ant 2 lova, nes irgi ir mes mygdom jos ir šiaip norėtųsi, kad tie vaikai galėtų tą koją išmesti. Čia va, vietros yra visokie, tai yra kandėliai, spinta per pusę, čia yra kabinami mano viršui, nes dabar jiem dar nereikia, vietra čia savo visokias suknelės pasiekė, Giuriui taip pat užtenka vietos. Tai kainavo, žodžiu, 450 eurų viena lova su montavimu, grotelėmis uosio 22 mm aukščio, su atvežimu, su montavimu ir viskuom, žodžiu. Pasirūpina tikrai viskuo, nuo A iki Z, pasakai dydį, atvažiavo, sumontavo, taip toliau. Tai manau tikrai yra sąžininga kaina už tokį gaminį. Jeigu norėsite kontaktų, susisiekite, būtinai pasidalinsiu.